mes esame prigyvenę tokią situaciją pasaulyje, kad gamta labai užteršta, gamta iš tikrųjų baudžia mus, tai visokių vyksta ir uraganų, ir visokių kitokių dalykų, kur žmonės labai nukenčia, dėl to, kad iš tikrųjų žmonės nebuvo mokomi vaikščioti gamtos takais. Ir iš vadovėlių nei vienas vaikas, nei vienas žmogus negali išmokti mylėti gamtą. Tik tai joje vaikščiodamas, joje patirdamas, prie jos prisiliesdamas gali išmokti mylėti gamtą ir jausti jos poreikius, kaip elgtis gamtoje. Ir gamtoje tai yra įvairios erdvės, įvairios aplinkos. Vaikų vystosi labai gerai stambioji motorika, nes pagrindas nėra lygus, kur vaikščiojama tik tai kambariuose, salėse, klasėse, koridoriuose, tik tai lygių pagrindų. O labai sveika vaiko motorikai, kada jis vaikščia ir nelygiais paviršiais, bekintančiais paviršiais. Jo smegenys visai kitaip vystosi, kai jis užuodžia kvapus, kai jis girdi garsus, kai jisai jaučia vėjo dvelkimą ir visokių patyrimų, ir šaltį, ir karštį, ir šilumą, ir keičiasi tai gamtoje, ir atsparumas matome vaikų, kaip susiformuoja visai kitas atsparumas. Kai ateina į mokyklą, jie būna patalpų žmonės dar. O nors atrodo, tėvai turi kryptį, kad jiem norisi, kad daugiau vaikas gamtoje būtų. Bet tai nėra tas pats, kad kas dieną išeina su vaikais pasivaikščioti ten po valandą ar kažkiek. Ilgesnis buvimas gamtoje ir mokymasis ir ieškojimasis tų patyrimų suformuoja visai kitokį žmogų ir jisai pradeda labiau mylėti gamtą ir geriau joje jaustis. Ir po pusmečio maždaug tie vaikai iš tikrųjų jau nebenori patalpose būti. Jie nori kaip tik būti gamtoje ir jokio blogo oro jiems nėra. Jie būna atsparūs, jie visai beveik neserga ir turi sveiką psichinę, emocinę, dvasinę sveikatą, nes gamtoje viskas yra. Gamta yra Dievo rūbas ir galime per gamtą prisiliesti prie Kūrėjo, prie Aukščiausiojo ir tapti panašiais į jį. Mano manimu, gamta yra itin svarbi vaiko vystymosi raidai, kadangi mes patys esame iš gamtos, mes esame žmonės, neatsiejama gamtos dalis. Mes atėję iš gamtos ir kada fizinių kūnų išeiname iš gamtos irgi susiliejame su ta gamta, tampame kažko kitu, transformuojamės. Tai visa, kas vyksta gamtoje, išorėje, visa vyksta mumise taip pat. Gamtoje yra iš tiesų visos visatos, viso pasaulio kodas. Viskas, visos formulės, visa matematika, visa fizika, viskas yra gamtoje. Ir stebint gamtą, tiesiog stebint gamtą, paprasčiausiai, vaikams ateina atsakymai, vaikams ateina ramybė. Gamtoje mes gyjame, gamtoje mes susijungiame vieni su kitais, matome sąveiką įvairiausių skirtingų gamtos sferų sąveiką viena su kita. Taigi gamta tiesiog harmonizuoja, apjungia ir plečia mūsų sąmoningumą, mūsų išmintį, mūsų žinojimą. Tai yra didžiausias mokytojas ir aš tikrai neįsivaizduoju, pavyzdžiui, savo asmenybės be gamtos indėlio. Čia jeigu iš asmeninės tos perspektyvos. Ir negaliu, aišku, palyginti žmonių, kurie galbūt, pavyzdžiui, nėra tiek daug gamtoje, bet tiek, kiek aš vaikystėje praleidau gamtoje, man yra patys gražiausi prisiminimai ir turbūt pačios didžiausios pamokos. Būtent gamtoje, kaime, dirbant kažkokius ten, padedant kažkokius darbus daryti, kūrenant ugnį, slepiantis nuo lietaus, statant palapinę, stebint medį. Aš jaučiu tiesiog, kad aš susiformavau per tai ir aš žinau, kaip sakykime, dabar man gyventi gyvenime. Būtent per šitą dalyką. Ir aš manau, kad tai yra vienas iš esminių turbūt vaiko formavimosi etapų, būtent tai stebint ne tai, kas yra po stogu,
kur yra saugu ir kur gali pasislėpti, bet va būtent, kai tu esi, kai vaikas yra tokioj aplinkoj, kur jam, sakykime, reikia išlikti, jam reikia stebėti ir kai jisai stebi, jisai mokosi ir taip susiformuoja. Jeigu aš taip šneku tiesiog iš savo pusės, tai mano manimu tai yra, nežinau, didžiausias mokytojas, tai yra gamta. Žaliojoje gamtos mokykloje mes turim labai daug laiko leidžiam gamtoj, lauke, nes aplinkui čia daug tos gamtos aplink mokyklą. Tai vaikam nuostabi mokymosi erdvė yra ir tokiam savęs susirinkimui, susibalansavimui, išsitiesinimui, pajautimui, kiek tu esi stiprus, kiek tu turi ramybės viduj, tai mokymuisi iš gamtos čia šitoj vietoj labai daug iš tikrųjų vaikam galimybių yra. Ir tiek akim, kai šiais laikais vaikai tikrai labai daug sėdi prie kompiuterio, tai pailsinimas akių, ausų nuo visokių pašalinių sintetinių garsų elektroninių ar vaizdų, tai gamta gydo. Tai bet kokiu atveju gamta gydo ir augina ir netgi edukuoja. Tai čia nežinau, ar įmanoma vaikam užaugti, pavyzdžiui, neįlipus į medį, gal kitas iki neiškritus iš to medžio, bet tai ir purve išsiterliojus, ir balų gylį pamatavus. Tai atrodo, kad čia tokie gal mažų vaikų žaidimai, bet iš tikrųjų matau, kiek yra svarbu ir tiem vyresniem vaikam ir balas ištaškyti ir pabraidyti basom, pavaikščioti tiek po žolę, tiek po sniegą. Iš tikrųjų šitoj mokykloje vaikai kartais vaikšto ir pagulėti toj žolėj ir medį apsikabinti, pabendrauti su juo. Tai čia man tai dar... Nežinau, kai atėjau į tą mokyklą, tai iš viso atrodė, kad tie vaikai ne iš šitos planetos, kai gali ateiti, tiesiog ramiai pabūti. Tai atrodo, suaugusiam ne visada pavyksta taip susikaupti, kad galėtum pajusti tą energiją iš medžio sklindančio. Čia vaikai tiesiog jie ateidavo ir matai akyse, kaip jie rimsta. Tai tikrai ne tik žaliosios gamtos vaikus kviečiu į kiemą, bet ir apskritai visus vaikus į mišką, į kiemą, į žolę, į pievą, kad augtų vaikai kuo natūralesnėse aplinkose ir galėtų ugdytis ir mokytis tame.